Verbickas kovoja baudos aikštelėje. Kendišo smūgis ir viskas susidėlioja taip, jog sėkmė šypsosi Vilniaus Žalgiriui. Ar kartelį Tavareso perdamas, Verbickas ten pakovoja, tada Kendišas užsimoja ir čia Bozilo. Na, per daug laisvė. Mėsmalė prie savo vartų tikrai turi iškušuoti solidžiau. Čia toks užslėptas ir planas. Tam toli. Ir vėl tyliai teisėjo Žilbukas, Kevinas Lukaševičius. Ir čia taip pat prieš apie 5 pralaimėjimus turi Vilniaus Žalgiris. Didžiausias skirtumas tai Kevinamų 10 pergalių Vilniaus lygis, o 11 rungtynes išvengė. Čia dar kartelį Tomas Bazilė, šiaip pakankamai Simentas Trečias, Kojanas Ostinbrinkas ketvirtas, Tomas Patralosas 7, spėjo sužaisti. Atvykęs vasarą, patyrė Panevėžio traumą, 14 įmuštų, net 17 prarastų kartų. Torsko lygoje. Dažvį. Arčiau varžovo vartų, būtent to reikėjo. O čia tikrai labai geras buvo futbolo. Dar kartą pasikartosiu, kad Kauno Žalgiris namuose Koks Galita dešiniajame atakos krašte, bando žaisti 1-1, jo perdavimas ir kamuolys palieka aikštės ribas nuo Žalgirio futbolininko. Tai akcentas yra ir tauriai, ir top sporto lygai, tad gali būti, jog ir Eivinas Černiauskas šiek tiek galvoja apie taurę, nes bent jau ta dinamika galbūt antro kėlinio. Vėl nesėkmingai žaidžia Bruno Tavaresas, Soforė jau gal trečią perdavimą šiame kėlinyje atlieka Žalgirio kairio krašto. Bet prie jo yra keli varžovai, geras sumanimas, visgi Pasila ten prie kamulio spės, o čia nesusikalbėjimas. Prieš Kauno Žalgirį.